Sveiki, tai yra įvadinė paskaita grožio maratono, kuris vadinasi Tap geresnė savęs versija per 21 dieną. Aš jūs sveikinu, kad jūs šią paskaitą žiūrite, nes tai reiškia, kad jūs per labai trumpą laiką, vos per 3 savaitės ženkliai pagerinsite savo odos būklę. Sužinosite, kaip tinkamai prižiūrėti būtent jūsų plaukų struktūrą, būtent jūsų plaukus. Aš jums duosiu specialius testus, kurių dėka jūs nustatysite savo galvos odos tipą ir plaukų struktūrą ir jau atsižvelgiant į tai, aš jums padėsiu susikurti tokią plaukų priežiūros rutiną, kad jūsų plaukai kiekvieną dieną atrodys kaip ką tik po salono. Ir žinoma, pasidalinsiu su jumis žiniomis, kurios jums padės atsiauginti ilgus, gražius, sveikus plaukus. Taip pat sužinosite, ką daryti, jeigu prasidėjo plaukų slinkimas, kaip pačiam netgi namuose jį sustabdyti, kaip sužinoti, kokius papildus rinktis, jeigu norite pagerinti plaukų būklę ir kaip mūsų mityba veikia mūsų išvaizdą. Na ir žinoma, taip pat mes kartu su jumis atliksime nesudėtingus, bet labai efektyvius laikysenos pratimus. Ir jau po 3 savaičių jūs matysite realius rezultatus, kurie suteiks jums pasitikėjimo savimi. Grožis prasideda nuo tokių labai paprastų, bet kasdienių įpročių, nes moters grožis tai ne tik makiažas ir suknelė, ne? Grožis tai yra sveiki, gražus plaukai, spindinti oda be patinimų. Ir žinoma, mūsų laikysena, kuri keičia ne tik kūno linijas, bet ir lemia tai, kaip atrodo mūsų veidas. Nes nuo blogos laikysenos veidas sensta žymiai greičiau. Ir šio maratono metu mes su jumis formuosime labai paprastus, bet efektyvius įpročius, kurie veikia geriau nei grožio procedūros ar injekcijos. Ir pradėti noriu nuo tokio labai paprasto dalyko, apie kurį didžioji dauguma net nesusimąsto, ir tai yra liežuvio padėtis burnoje ir kaip ta padėtis veikia veido ovalą. Liežuvio padėtis turi tiesioginę įtaką veido ovalui, o tiksliau veido raumenų balansui. Nes jeigu liežuvio padėtis yra neteisinga, atsiranda antras pagurklis, kaip matote pavaizduota nuotraukoje, ir plaukia leidžiasi su amžiumi veido ovalas. Tai yra toks nepastebimas, bet nuolat veikiantis faktorius, kuris kasdien daro įtaką mūsų veido kontūrui. Kokiagi yra ta teisinga liežuvio padėtis burnoje, tai liežuvis turi remtis į gomurį, jis turi arba lengvai liestis prie dantų, arba būti nedidelėme atstume. Lūpos turi būti visada uždarytos ir kvėpuoti mes turime per nosį. Dabar aš noriu jūsų paprašyti kai ką padarykite. Tiesiog paimkite, priglauskite stipriai ranką prie smakro linijos ir stipriai prispauskite liežuvį prie gomurio. O dabar atpalaiduokite. Ir vėl prispauskite, atpalaiduokite. Prispauskite, atpalaiduokite. Jaučiate, kaip įsitempia raumuo? Tai būtent šis raumuo, jeigu liežuvio padėtis yra apačioje, jis su amžiumi silpnėja jo tonusas ir dėl to atsiranda antras pagurklis, kai būna taip iš šono žiūri ir labai nusileidęs. Tai viena iš priežasčių to pagurklio yra ne riebalai, o būtent prastas tonusas šio raumens. Taip pat, kai šis raumuo yra praradęs tonusą, šioje vietoje pradeda kauptis skysčiai ir tai taipogi formuoja tą nieko nemėgstamą antrą pagurklį. Todėl, jeigu jūsų liežuvio padėtis kiekvieną dieną yra tokia, kaip ir turi būti, liežuvis prispaustas prie gomurio, sveikinu. Bet jeigu ne, jūsų užduotis dabar nuo šiol kiekvieną dieną, tiesiog kiekvieną akimirką stebėti, kaip jūs laikote liežuvį burnoje. Ir šiaip šitas įprotis labai lengvai išugdomas. Tiesiog pastebėkit save kurį laiką ir pastebėsite, kad galbūt po savaitės, po 2 jis jau automatiškai bus prispaustas prie gomurio. Tiesiog reikia save kontroliuoti. Tai yra tokia labai smulkmena, atrodo iš pirmo žvilgsnio, bet šitas dalykas turi labai didelę įtaką mūsų veido ovalui. Antras dalykas, kuris yra labai taipogi neįvertinamas, tai yra mūsų laikysena. Didžioji dauguma, su kuo kalbu, net ir šiaip mano darbo specifika yra tokia, kad aš su moterimis tikrai bendrauju labai daug. Ir didžioji dauguma galvoja, kad bloga laikysena tai yra tiesiog
tiesiog negražiai atrodanti nugara. Aš jau nekalbėsiu apie tai, kokią įtaką bloga laikysena turi mūsų sveikatai, jeigu norėsit, galėsite pasiskaityti, bet bloga laikysena taipogi turi didžiulę įtaką mūsų grožiui. Kai laikysena yra neteisyklinga, atsiranda limfo ir kraujo sąstingis kaklo zonoje. Greičiau atsiranda ir gilėja juoko raukšlės, nusileidžia veido ovalas ir šiaip bendrai veidas vizualiai greičiau sensta. O taisyklinga laikysena jį padeda išlaikyti gražų veidą be invazinių priemonių. Labai dažnai dėl blogos laikysenos, jinai dabar yra iš tikrųjų beveik pas visus, nes kaip mes gyvename, taip, telefonuose. Pasilenkia prie kompo. Tai iš tikrųjų dirbti su laikysena reikėtų nuo paauglystės jau tiesiog visiems visą gyvenimą. Ir darbas su savo laikysena yra investicija ne tik į savo grožį, bet ir į savo sveikatą. Dar vienas labai svarbus dalykas, kuris tiesiogiai veikia mūsų savijautą ir grožį, tai yra vanduo. Vanduo yra pagrindinė terpė, kurioje vyksta visi organizmo procesai ir net nedidelis skysčių trūkumas pirmiausiai pasimato odoje ir bendroje mūsų savijautoje. Nes pakankamas vandens kiekis, o kas yra tas pakankamas vandens kiekis, tai yra 30 ml vienam kilogramui kūno svoriui. Tai reiškia, kad jeigu jūs sveriat 60 kg, jums mažiausiai reikėtų išgerti 1 litrą 800 ml vandens per parą. Nes pakankamas vandens kiekis palaiko odos elastingumą, mažina veido ir kūno tinimus. Iš tikrųjų, kai mes vartojam per mažai vandens, organizmas atvirkščiai tą vandenį pradeda kaupti ir mes tinstam, atsiranda veido paburkimai, kojos tinsta. Aišku, čia dabar neišsiplėsiu per daug šią temą, nes įrašiau jums atskirą labai didelę paskaitą, labai informatyvę, ką daryti, jeigu jūs turite polinkį į tinimus ir kaip galima paprastais veiksniais jų atsikratyti, bet dabar noriu pakalbėti konkrečiai apie vandenį. Taigi vanduo padeda efektyviau pašalinti medžiagų apykaitos produktus, tai yra šalina toksinus iš organizmo ir gerina limfos tekėjimą. Limfa, jeigu kas nežinot, kas ta limfa, nes mes šio maratono metu ganėtinai daug apie tai kalbėsim, tai limfa tai yra organizmo valymo ir balanso sistema, nuo kurios labai priklauso patinimai, odos būklė ir bendra savijauta. Nes kai atsiranda limfos sąstingis, sunkiau pasišalina toksinai ir kūnas pradeda kaupti skysčius. Šiaip žmonės labai dažnai painioja tokius dalykus kaip troškulį su alkiu. Tai jeigu kartais norisi jums kažką užkąsti, bet atrodo nesenai valgiau, pabandykite išgerti stiklinę vandens ir dažnu atveju tai padeda. Taip pat painiojamas yra galvos skausmas su stresu, su įtampa ir tada eina gerti tablečių, bet kartais geriau išgerti tiesiog stiklinę vandens, nes net kai kūnas yra dehidratuotas, jis mums siunčia tokį signalą kaip galvos skausmo, todėl nebėkite iškart gerti vaistų, pabandykite išgerti vandens. Ir taip pat painiojama labai dažnai nuovargis su energijos trūkumu, nes kas yra nuovargis, tai ryte mes atsikėlėm, išsimiegoję žvalus ir jau į vakarą nuo ten sunkių darbų, sunkios dienos jaučiame nuovargį. O energijos trūkumas yra, kai mes jau ryte atsikėlėm be energijos, mes tiesiog jos neturim. Ir visa tai yra dažnų atveju, ne visada žinoma, bet labai dažnų atveju tai yra skysčių deficito signalai. Šiaip aš jums papasakosiu tokį savo atradimą, kas mane labiausiai nustebino, kai aš mokiausi nutriciologijos kursuose. Jeigu kas nežinote, tai nutriciologija yra mokslas, kuris tyrė mitybos poveikį žmogaus organizmui, sveikatai, savijautai, grožiui. Tai vienu žodžiu, tas kursas prasidėjo nuo paskaitos apie vandenį, apie tai, kodėl svarbu gerti vandenį. Ir aš, aišku, užsimotyvavau, nusipirkau savo iškart bloką 2 litrinių tokių akvilės butelių į darbą, kad ateinu ir per dieną darbo išgeriu. Tai po kokių 5 dienų, žinot, kas mane labiausiai nustebino. Net ne tai, kad pagerėjo oda, kad mažiau jautėsi sausumas, mane nustebino tai, kiek energijos pas mane atsirado. Aš tiesiog negalėjau patikėti, aš jaučiausi, lyg kažkokio energetinio būčiau išgerus. Supratau, kad vanduo tai pirmiausia yra energija. Tai ir jūsų užduotis šio maratono metu
gerti, apsiskaičiuoti minimalų kiekį, kiek jums reikėtų išgerti, arba tiesiog išgerkit 2 litrus vandens, blogiau nebus. Ir net jeigu jums kažkas sakė, kad jeigu nesinori, nereikia gerti, tiesiog padarykite eksperimentą ir šio maratono metu gerkite po 2 litrus vandens per dieną. Ir ten visokios sriubos, tai ta taupyklė nesiskaičiuoja. Kava taip pat nesiskaičiuoja, nes kava šiek tiek turi tokį skysčius varantį poveikį, todėl skaičiuojam tik vandenį iš čiaupo arba geriau kokį nors mineralinį, nes taip dar organizmą aprūpinsit reikiamais mineralais. Gerai, judam toliau. Ir dar vienas svarbus labai dalykas, kuris labai dažnai irgi yra toks nuvertinamas, neįvertinamas, tai yra 2 stiklinės šilto vandens ryte prieš pusryčius. Labai svarbu, ką tik atsikėlus, išgerti 2 stiklinės vandens ryte, nes po nakties organizmas būna lengvai toks dehidratuotas, nes mesgi negeriam vandens naktį. O tuo metu, miego metu, organizme vyksta labai tokie rimti, intensyvūs atsistatymo procesai. 2 stiklinės ryte prieš pusryčius padeda atstatyti skysčių balansą po miego ir greičiau pažadinti organizmą, suaktyvinti virškinimą, pagerinti kraujotaką, limfos tekėjimą ir žinoma padeda išgerti pakankamą vandens kiekį. Todėl antra jūsų maratono užduotis tiesiog atsikėlus prieš pusryčius išgerti 2 stiklinės šilto arba bent jau kambario temperatūros vandens. Nes aš kai pradėjau gerti, man šiltas pradžioje atrodė neskanus, o dabar pripratau ir man jau šaltas yra neskanus, man labai skanu gerti šiltą. Tai va, tai bent kambario, jeigu nemėgstat šilto, bent kambario temperatūros 2 stiklinės vandens išgeriam. Taip pat negaliu pakalbėti apie labai svarbų dalyką miegą ir jo poveikį grožiui. Nes šiais laikais iš tikrųjų didžioji dauguma žmonių nedamiega, jie neišmiega to laiko, tų rekomenduojamų 7-8 valandų. Kiek aš kalbu su klientėm, daug kas miega po 6, po 5 valandas. Tai vat, jeigu jūs miegate tiek, kiek reikia, 7-8 valandas, o gal ir 9, aš jūs sveikinu. O tie, kas nemiega, dabar labai įdėmiai paklausykite, ką aš jums papasakosiu. Miegas yra svarbiausių, bet dažniausiai nevertinamų grožio ir geros savijautos pagrindų. Nes būtent miego metu organizmas atsistato taip pat ir mūsų nervinė sistema, nuo kurios taip pat priklauso mūsų savijauta. Taigi, kai mes miegame, labai aktyviai gaminamos kolagenas ir elastinas, kurie atsakingi už odos stangrumą. Tai reiškia, kad kuo mažiau miegame, tuo mažiau stangresnė bus mūsų oda. Ir tas miego trūkumas turi kaupiamąjį efektą. Nėra taip, kad jūs čia 5 dienas neišmiegojot, o šeštadienį išsimiegosiu. Ne, jau ta žala jūsų 5 dienų padaryta organizmui, kur buvo, jinai jau nesigrąžina atgal, todėl nuo šiandien bandom susireguliuoti savo miegą. Taip pat miego metu mažėja kortizolio streso hormono lygis. Tai manau, apie kortizolį jums tikrai teko girdėti. Kortizolis yra tas hormonas, kuris neduoda mums numesti svorio, nes dėl jo aukšto lygio sulėtėja medžiagų apykaita ir kaupiasi riebalas ant pilvo. Tai va čia yra mano problema ir aš bandau jį sutvarkyti, bet aš esu iš tų nemiegančių. Buvau, nes dabar, žiūrėkit, aš jums dabar įrašinėjau paskaitą dienos metu. Dar prieš kokius 2 metus aš ją įrašinėčiau naktį, nes aš esu totali pelėda ir man tikrai labai reikia su savimi dirbti, kad aš susireguliuočiau savo tą miego režimą. Bet aš jums pasakysiu tokį dalyką ir jūs vat irgi taip pat padarykit. Aš iš tikrųjų labai daug domėjausi apie miego poveikį mūsų organizmui ir todėl save įkalbėjau, kad vis dėlto reikia kažkaip priversti save eiti laiku miegoti. Tiesiog atsižvelgti į tai, kada mano žadintuvas, ir atsiskaičiuoti 8 valandas. Taigi, po to, kai aš pradėjau, nes aš anksčiau, žinokit, tikrai miegodavau po 5-6 valandas ir man atrodė, kad, tokia nuolat šiek tiek pavargusi jaučiausi, bet man atrodė, tai yra norma, aš buvau pripratus prie tokios savijautos ir man tai tenkino. Bet dabar
aš labai stebiu savo savijautą, kai aš išsimiegu ir būna vis tiek tokių naktų, kai nežinau, arba ten tiesiog vėlai iš kažkur grįžau, reikėjo anksti keltis. Nu, būna, kai neišmiegi tų 8 valandų. Tai žinokit, mano savijauta yra tiesiog visiškai kitokia, aš jau atsikėlus noriu eiti pamiegoti. Aš šiaip nesu saldumynų mėgėja, bet kai aš neišsimiegu, aš jau noriu kokį saldainuką darbę suvalgyti. Nors šiaip aš net gyvenime niekada neperku savo saldainių, nes aš jų nemėgstu. Tai va, labai svarbu gerinti savo miego kokybę. Jeigu jums sunku užmigti arba turit problemų su miego, aš jums dar prie šitos paskaitos įkelsiu rekomendacijas, kaip pagerinti savo miego kokybę. Ir žinoma, ne aš jas sukūriau, jas sukūrė mokslininkai, kurie tyrinėja miegą ir jos išties yra labai efektyvios, tai galėsite išsisaugoti. Taigi judam toliau. Miego metu atsistato nervinė sistema, mažėja stresas ir nerimo jausmas. Ir taip pat gerėja kraujotaka ir limfos tekėjimas. Na, o miego trūkumas ilgainiui pasireiškia papilkėjusią odą, patinimais veido ir kūno, ryškėja raukšlės, nes nesigamina elastinas, lėtėja audinių atsistatymas. Tai reiškia, kad mes po, sakykime, intensyvios kažkokios darbo dienos miego metu mūsų organizmas neatsistato. Ir mes kitą dieną neturim resursų, energijos, kad ir vėl toliau savo veiklą kažkokią vykdyti. Na ir žinoma, miego trūkumas dar, kaip aš jums jau ir minėjau, pasireiškia padidėjusių saldumynų ir tiesiog greitų kokių nesveiko maisto bandelių poreikio. Todėl miegas yra be galo svarbus. Taip pat, ką labai svarbu žinoti apie miegą, tai yra tai, kokią įtaką miegas turi mūsų hormonams, kurie reguliuoja alkio ir sotumo jausmą. Ir tie hormonai vadinasi leptinas, sotumo hormonas ir grelinas, alkio hormonas. Kai trūksta miego, leptino kiekis organizme mažėja. Tai reiškia, kad mažėja to hormono kiekis, kuris mums suteikia sotumo jausmą. Ir dėl to sotumo jausmas, kai jūs valgote, ateina žymiai vėliau. Ir taip pat, kai mums trūksta miego, organizme didėja alkio hormono grelino lygis. Ir tai reiškia, kad jūs, kai neišsimiegat, jūs ne dėl to, kad iš tikrųjų norite valgyti, bet dėl tų hormonų jums norisi suvalgyti didesnę porciją. Ir dėl to, kad pas jūs yra per aukštas grelino, alkio hormono lygis, jūs negalite greitai taip pasisotinti. Tai kai mums trūksta miego, atsiranda taip vadinamas emocinis alkis ir būtent todėl miego trūkumas apsunkina svorio reguliavimą net ir laikantis mitybos plano. Ir čia noriu pasidalinti su jumis moksliniais tyrimais apie miegą ir grožį. Yra iš tikrųjų atliktas ne vienas mokslinis tyrimas, kuris tiesiog įrodo, kaip miegas veikia mūsų išvaizdą. Ir vieno iš tokių tyrimo metų dalyviai buvo fotografuoti po normalios nakties miego, po 8-9 valandų, vienu žodžiu, buvo nufotografuoti išsimiegoję žmonės. Ir antrą kartą jie buvo nufotografuoti, kai kelias dienas iš eilės miegojo po 5 valandas. Ir tas nuotraukas jų vertino labai didelė žmonių grupės, bet ne specialistai, o tiesiog paprasti žmonės. Taigi rezultatai šio tyrimo buvo tokie, kad po prasto miego žmonės atrodė mažiau sveiki, nes buvo vertinamas jų patrauklumas, kaip jie atrodo, ar jie sveiki ar ne. Tai jie palyginus atrodė žymiai mažiau sveiki ir jų veidai buvo vertinami kaip mažiau patrauklus net iki 40% palyginus su tuo, kai jie buvo išsimiegoję. Tai įsivaizduojate, kai mes neišsimiekame, aplinkiniams mes atrodome mažiau gražus, mažiau patrauklus. Todėl labai svarbu reguliuoti savo miegą, nes kokybiškas miegas yra viena paprasčiausių, nemokamų ir efektyviausių grožio procedūrų. Ir čia noriu pasidalinti su jumis, jeigu jūs irgi esat toks nemiegalis kaip aš, kai aš viską darydavau miego sąskaitą. Man atrodė geriau aš susitvarkysiu naktį, kol visi miega, man ramu, nieks netrukdo, vienu žodžiu, visus savo mokymus kursus aš rašiau naktimis. Tai šita knyga iš tikrųjų man padėjo normalizuoti savo miegą, suprasti, kad vis dėlto geriau aš naktį išsimiegosiu, bet dienos metu būsiu žymiai produktyvesnė.
Ir šita knyga vadinasi "Kodėl mes miegame", ją parašė mokslininkas amerikietis Matthew Walkeris. Šis žmogus visą savo gyvenimą paskyrė miego tyrinėjimui. Ir šita knyga labai paprastai ir argumentuotai paaiškina, kaip miego trūkumas veikia hormonus, emocinę būseną, išvaizdą ir žinoma mūsų sveikatą. Na, o dabar noriu pakalbėti apie bazinius papildus kasdienai, nuo kurių tiesiogiai priklauso mūsų išvaizda ir savijauta. Ir tai yra vitaminas D, magnis, lecitinas, omega-3 riebalų rūgštys ir geležis. Bet žinoma, esant tik tai trūkumai, aš dabar plačiau apie kiekvieną iš šių papildų papasakosiu jums. Ir pradėsiu nuo vitamino D. Vitaminas D iš tikrųjų, ne per seniausiai skaičiau statistiką, kad Lietuvoje net iki 80% žmonių turi vitamino D trūkumą. O jis veikia kaip hormonas, ne tik kaip vitaminas, nes vitaminas D dalyvauja daugybėje organizmo procesų, nuo imuninės sistemos iki hormonų pusiausvyros. Vitaminas D palaiko mūsų imuniteto atsparumą ligoms, dalyvauja hormonų veikloje ir netgi ciklo reguliavime moters, turi įtakos nuotaikai, energijai, motyvacijai, gerina plaukų ir odos būklę, nes kai vitamino D trūksta, labai dažnai slenka plaukai. Esant trūkumui vitamino D pasireiškia nuovargis, energijos stoka, dažniau žmonės serga įvairiomis peršalimo ir infekcinėmis lygomis, netgi blogėja jų emocinė būsena. Ir pažiūrėkit, atrodo čia tik vitaminas, bet jis turi didžiulę įtaką mūsų sveikatai ir grožiui. Todėl vitaminą D būtina vartoti kasdien, nes dėl saulės trūkumo mūsų klimate tai yra labai dažnas deficitas, bet žinoma, bent kartą metuose atlikite tyrimą, nes padauginti jo irgi negalima. Todėl stebėkite būtinai, jeigu nesidarėt niekada tyrimų, labai rekomenduoju užsiregistruoti. Jeigu jūs vartojat nuolat kažkokią profilaktinę dozę, bet norit nueiti profilaktiškai atlikti tyrimo, tai čia irgi toks labai svarbus pastebėjimas, pasidarykite 2 savaitės pertraukos, tiesiog nutraukite vitamino D vartojimą, 2 savaitės iki tyrimo, pakartokit, jis bus žymiai tikslesnis tuomet. Nes yra kitas dalykas, yra toks dalykas, kad žmonės kartais vartoja vitaminą D, o jis nepasisavina. O kodėl nepasisavina, aš jums šiek tiek vėliau papasakosiu. Ir sekantis papildai tai yra omega-3 riebalų rūgštys. Būtent omega-3 yra būtinas ląstelių struktūrai ir normaliam jų funkcionavimui, nes omega-3 veikia praktiškai visą organizmą. Omega-3 riebalų rūgštys yra labai svarbios odos elastingumui ir drėgmės palaikymui. Mažina odos sausumą, jeigu reguliariai vartojamas. Taip pat labai svarbus galvos odos būklei ir plaukų augimui. Mažina uždegiminius procesus organizme, nervų sistemai, koncentracijai, emociniai būsenai ir žinoma hormonų balansai. Reguliarius omega-3 vartojimas padeda palaikyti grožį iš vidaus, todėl jį vartoti būtina. Žinokit, mes net ant savo katino pamatėm, kaip pasikeitė jo kailis, kai mes pradėjom jom duoti omega-3 riebalų rūgštis. Tai būtinai ir jūs, jeigu dar nepradėjote vartoti, būtinai vartokite. Tai yra tiesiog visiems reikalingas bazinis papildas, tik žiūrėkite, kad tai būtų tik omega-3, nes kartais būna omega-3, 6 ir 9, bet 6 ir 9 mes labai daug gauname su maistu ir kai jų tampa per daug, jie turi tokį neigiamą poveikį organizmui, o omega-3 jos išbalansuoja. Todėl omega-3 vartojame būtinai kiekvieną dieną. Magnis. Magnis yra vienas svarbiausių mineralų, kuris yra atsakingas už nervinę sistemą ir atstatymą. Iš tikrųjų, net jeigu jūs vargina kažkoks stiprus PMS, magnis puikiai padeda tų simptomų sumažinti juos arba net kartais visai atsikratyti. Nes jis padeda atsipalaiduoti raumenims, mažina streso ir įtampos poveikį, gerina miego kokybę ir greitina užmigimą. Palaiko energijos gamybą ir padeda esant raumenų spazmams ir traukuliams. Tai man, pavyzdžiui, kai būna daugiau įtampos ir jeigu padarau pertrauką magnio vartojimo, dažnai būna čia trūkčioje, tai tik pradėjau iškart tiksliai jau senai nevartojau magnio. Bet šiaip, kiek aš dabar skaitau tų naujausių tyrimų mokslinių,
kad dabar visiems aktyviems žmonėms, ne tik fiziškai aktyviems, bet jeigu ir jūsų protinis darbas, magnis yra tiesiog must have visiems. Na ir dar vienas labai svarbus papildas mūsų virškinimui yra lecitinas. Lecitinas atlieka labai svarbų vaidmenį tulžies sudėtyje ir jos tekėjime, nes būtent nuo tulžies tekėjimo priklauso, kaip susivirškina maistas ir kiek maistinių medžiagų mes gauname iš jo. Todėl virškinimo sistema ir grožis yra be galo susiję tarpusavį, nes jeigu mes valgome kokybišką maistą, praturtintą visais mineralais, vitaminais, bet dėl sutrikusio virškinimo organizmas jų nepasisavina, tai niekada mes neturėsim nei gražios odos, spindinčios, nei gražių sveikų plaukų, nes plaukų ir odos būklė tiesiogiai priklauso nuo to, ką mes valgome, ne nuo kremo. Kremas ir šampūnas ir kaukė čia jau yra toks antraeilis dalykas. Pirmiausiai yra maistas. Kai tik aš supratau, tai pas mane tik tai tuomet susitvarkė odos būklė ir pradėjo augti plaukai, kol aš galvojau, kad visas mūsų grožis priklauso nuo kosmetikos. Mano plaukai ir oda atrodė tragiškai, tiesiog labai blogai. Aš negalėjau atsiauginti gražių plaukų žemiau pečių, nes jie žemiau pečių linijos jau pradėjo man skilinėti, lūžinėti ir aš visą laiką galvojau, kad tai yra mano bloga genetika. Bet kai aš susitvarkiau mitybą, virškinimą, viskas pradėjo augti ir pasirodo, kad genetika mano nėra bloga. Taigi, lecitino nauda, lecitinas palaiko tulžies tekėjimą, nes labai dažna problema daugelio žmonių tai, kad ta tulžys sutirštėja ir užsistovi tulžies pūslėje ir neatlieka savo darbo. Nes būtent tulžys padeda efektyviau virškinti ir įsisavinti riebalus. Lecitinas paskystina tulžį, pagerina jos tekėjimą ir dėka to maistas efektyviau yra virškinamas. Taip pat lecitinas gerina riebaluose tirpių vitaminų A, E, K, D pasisavinimą. Ir atsimenat, kai aš jums sakiau, kad kartais žmonės visą laiką vartoja vitamino D, bet vis tiek yra jo trūkumas. Tai gali būti dėl to, kad yra sutrikęs tulžies tekėjimas, tie vitaminai tiesiog nepasisavina. Taip pat lecitinas palaiko kepenų veiklą, padeda detoksikuoti kepenis ir yra svarbus nervų sistemai, koncentracijai ir protiniam darbingumui. Normaliai pas mus tulžys turi būti skysta ir nuolat judėti, o kai jinai užsistovi pūslėje, pradeda tirštėti, tuomet kristalizuojasi ir ilgainiui virsta akmenimis. Todėl labai svarbu tą tulžį skystinti ir tai padeda pakankamas vandens gėrimas ir lecitino vartojimas. Nes kai atsiranda akmenys, tulžies pūslė yra pašalinama, bet tai nereiškia, kad tulžys dingsta. Jinai lieka tik tai mažesnėje koncentracijoje ir čia taipogi lecitinas padeda tai tulžiai emulguoti riebalus ir gerina maistinių medžiagų pasisavinimą. Tai labai atsiprašau iš tiek medicininių terminų, bet negalėjau apie tai nepasakyti, nes nuo tulžies tekėjimo tiesiogiai priklauso mūsų savijauta ir grožis. Nes pasikartoju, jeigu per virškinimo traktą nepasisavina maistinės medžiagos, mes tiesiog negalim turėti nei sveikos gražios jaunos odos, nei gražių sveikų plaukų. Na ir paskutinis papildas tai yra geležys, kuriuos kiekį kraujyje reikia nuolat stebėti ir esant trūkumui reikia vartoti. Nes geležis yra būtina deguonies pernešimui kraujyje ir normaliai ląstelių veiklai. Kai trūksta geležies, žmonės ne tik jaučia nuovargį, silpnumą, svaigimą galvos, pradeda labai stipriai slinkti plaukai, tiesiog kuokštai slinkti ir kol to geležies lygio nepakelsit kraujyje, tol tas slinkimas nesustoja. Todėl labai svarbu periodiškai atlikti kraujo tyrimus ir stebėti geležies kiekį kraujyje. O geležies atsargas organizme parodo feritino tyrimas, nes feritino trūkumas yra labai dažna problema tarp moterų. Statistiškai geležies atsargų trūksta maždaug 30–40% moterų. Įsivaizduojat, kaip tai yra daug. Ir dažniausiai į ką atkreipia dėmesį moteris, tai į plaukų slinkimą.
ir žinoma pradeda labai stresuoti, kai ten tiesiog kuokštai slenka tie plaukai, pradeda eiti į visokias mezoterapijas, naudoti šampūnus, ampulės nuo slinkimo, bet kol neišspręsti problemos, kol neatstatyti geležies lygį kraujyje, nepadės nei jokia procedūra, nei kažkoks šampūnas. Todėl, ypač jeigu jūs turite polinkį mažakraujystę, tai tiesiog periodiškai nueikite ir pasitikrinkite. Ir priežastis, kurios lemia feritino trūkumą, tai yra pas moteris gausios mėnesinės, tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios moteris netenka daugiau geležies, negu gauna jos su maistu. Taip pat tiesiog nepakankamai gaunate atsiprašau, jau prarandu balsą tiek kalbėti. Taigi antras punktas yra nepakankamas geležies suvartojimas su maistu arba tiesiog neteisingas to maisto vartojimas, nes geležis nepasisavina su kalcio turinčiais produktais. Tai vad jeigu jūs valgote kažkokį jautienos kepsnį, ant viršaus sūrio gabaliukas, kur yra kalcio, tai jau tos geležies arba nepasisavins, arba pasisavins labai mažai. Todėl prisiminkite, ypatingai jeigu norite palaikyti aukštą geležies kiekį kraujyje, nevartojant papildų, o su maistu, tai niekada nederinkite geležies turinčius produktus su kalcio turinčiais produktais, tai yra pienas, sūris, grietinėlė ir taip toliau. Taip pat geležis labai blogai pasisavina su juoda kava ir arbata. Na ir paskutinis punktas yra dėl virškinimo sutrikimo, pavyzdžiui, kai būna mažas rūgštingumas skrandžio, uždegimai, helicobacter pylori ir taip toliau. Tai vat, jeigu turite įtarimą, kad dėl to nepasisavina, prašykite pas savo šeimos gydytoją siuntimo pas gastroenterologą ir tegul ieško priežasties. Apie papildus tiek, o dabar noriu pakalbėti apie įpročius, nes tikriausiai jūs jau supratote, kad mūsų maratonas grožio yra apie įpročių formavimą, kurie ilgainiui pagerins jūsų sveikatą ir žinoma išvaizdą. Ir ne veltui šio maratono trukmė yra 3 savaitės, nes jūs tikriausiai girdėjote, kad įpročiai susiformuoja per 21 dieną. Ir formuojasi jie per mažus pasikartojančius veiksnius. Čia irgi labai svarbu, noriu atkreipti dėmesį, kad formuojant naujus įpročius, nuoseklumas ir disciplina yra daug svarbiau už motyvaciją, nes motyvacija čia toks dalykas, kur gali labai greit ateiti ir labai greit išeiti. O vat nuoseklumas ir disciplina padeda tuos įpročius greičiau ir lengviau prisijaukinti. Ir čia mums padės įpročių trekeriai. Aš tikiuosi, kad jūs atsispausdinot juos. Neišsigaskite, kad čia tiek daug parašyta. Realiai viską tai atlikti užtruksite 17 minučių per dieną. Aš sakyčiau, 17 minučių per dieną tai yra labai maža investicija į savo grožį ir savo savijautą. Tai kaip matote, aš palikau jums dar 3 eilutės laisvas. Ten galite dar įsirašyti į tuos įpročių trekerius tai, ką jūs galbūt dar norėtumėt, kokį įprotį prisijaukinti. Pas mane tai yra, nežinau, kiek jums čia matosi, tai 10 minučių galerijos telefono valymo, nes pas mane ten, nežinau, milijardas nuotraukų tikriausiai, ir 15 minučių anglų kalbos per dieną. Tai tiesiog aš važiuojant į darbą, pasileidžiu audio knygą anglų kalba ir klausau ir jau taip mokinuosi po truputėlį. Tai o jūs čia galite kažką irgi įsirašyti, galbūt jūs kažką norite išmokti arba vienu žodžiu, ar tiesiog skirti laiko savo, pamedituoti. Vienu žodžiu rašykite viską, ką dar norite prisijaukinti. Ir kaip tai veikia, įpročių trekeriai labai padeda vizualiai matyti progresą, išlaikyti motivaciją ir formuoti savo atsakomybę, nes jūsų dabar užduotis bus, aišku, ne nuo šiandien pildykit, nes kiekvieną dieną pas jūs atsiras vis nauja tema. Rytoj aš jums įkelsiu laikysenos pratimus, ne? Tai jau rytoj jūs juos padarysite ten 3 minučių, jie užtrunka 3 minutės, bet jūs iškart savo ir pasižymėsite. Šiandien aš jau atlikau laikysenos pratimus, išgėriau vandens, ten tą ir tą padariau. Tada aš jums įkelsiu dar kitą dieną laikysenos treniruotę, aš jau ją įrašiau. Tai kai jūs ją padarot, vakare tiesiog pasižymėkit, padariau. Tai iš tikrųjų tai yra netgi visai įdomu, labai smagu save įsekti ir stebėti, ką aš padariau, o ką ne.
ir pamotyvuoja iš tikrųjų padaryti, kad galėtum tu tą savo užbraukti langelį. Kaip matote, atleidau jūs savaitgaliais nuo tempimo ir laikysenos pratimų. Čia užbraukiau juos šeštadienį, sekmadienį, bet žinoma, jeigu jūs norite, jūs galite daryti. Savaitgaliai jau lieka jum, nuspręskit kaip norėsit, o visą kitą darom kiekvieną dieną. Tai kiekvieną rytą geriam 2 stiklinės vandens ryte. Kiekvieną dieną darysime 3 minučių veido masažą, aš jį kelsiu, man atrodo, trečiadienį ar ketvirtadienį. Tai jau nuo tos dienos aš jums parodysiu, kaip jį pasidaryti. Tai tiesiog ryte vietoj kremo tepimo masažiniais judesiais atliksite savo limfodrenažinį masažą, kuris iš tikrųjų ilgainiui duoda tiesiog nerealius rezultatus, žymiai geresnius netgi už kažkokius, nežinau, procedūras. Aš netgi radau savo senas nuotraukas, tai prieš 5 metus pas mane vokai užkrytę buvo. Tai dėka tų masažų, vos 3 minutės kiekvieną dieną man vokai atsivėrė. Kažkas važiuoja operuotis, o pasirodo reikėjo tiesiog išvaryti skysčius iš organizmo, atsikratyti tų tinimų ir darytis limfodrenažinius masažus. Tai jūs visas šitas žinias turėsite ir taikysite. Tai vienu žodžiu, aš tikiuosi, kad viskas aišku. Jeigu turit kažkokius klausimus, palikite komentaruose prie šio video ir linkiu jums smagios maratono pradžios.